Gerbiamas ministrė, mes girdime krašto apsaugos ministerijos, kariuomenės norą arba tiksliau siekį kovoti dėl didesnio biudžeto gynybai. Koks finansų ministerijos požiūris apie tai? Iki 5%, virš 5%, tiesiog norėtųsi aiškesnės deklaracijos. Ir kitas toks jau, šiaip jums kaip žmogui, kuris nusimano apie finansus, ekonomikos rodiklius ir panašiai, šiaip jūsų nuomonė, kalbant apie gynybos fondą, neseniai pakeltus mokesčius, kokią matot perspektyvą? Ar nebus taip, kad tie pakelti mokesčiai tiesiog nepateisins tų lūkesčių ir nebus pasiekti tie tikslai vien dėl to, kad žmonės mažiau mokės mokesčių, mažiau vartos ir panašiai ir tokiu būdu nesuplauks tiesiog tiek lėšų, kiek norima į gynybos fondą? Tai ačiū iš tiesų už klausimą. Tai pirma dalis kova dėl biudžeto, tai žinokite, visos ministerijos turbūt kovoja dėl to biudžeto ir labai stengiasi dėl savo kuruojamų sričių, nes jos yra atsakingos. Tai krašto apsaugos ministerija šiuo atžvilgiu turbūt nebūtų kažkokia išskirtinė, išskyrus tai turbūt, kad jinai vis dėlto dabar grumėsi su tokia ganėtinai egzistencinė grėsmė. Kas dėl gynybos fondo ir pakeltų mokesčių, kurie tenai suplauks, tai visada tokios rizikos egzistuoja, visada jos yra vertinamos, bet yra kontrapriemonės, yra mokesčių inspekcija su mokesčių administratorius, kuris turi kontroliuoti tą mokesčių mokėjimą. Esame mes, kad galėtume stebėti, galbūt padaryti kažkokius pakeitimus, patikslinimus, kaip ir padarėm dabar geras pavyzdys su ūkininkų lengvata, kur dabar jinai yra visiškai atvesta į tokį tvarkingą stovį, kad jinai galiotų tik tam, kam turi galioti. Manau, kad tai yra iššūkiai, su kuriais turime dorotis.